žiūrovai, čia ir vėl aš Juiva. Ir būtent čia yra priežastis, dėl kurios jūs neišvysit video šį trečiadienį. O priežastis yra labai paprasta, tai tokia, kad aš tiesiog kažkaip sugebėjau pamest savo balsą. Aš šiaip žmogus praktiškai niekad neužkimstu. Iš esmės, aš niekad neužkimstu. Bet jeigu jau užkimstu, tai ant tiek, kad man atsiranda balso stygų uždegimas, tai... Ir dabar turbūt galėtumėt sakyti, ai, tu nebesvaik, tu čia specialiai šneki pašnipždom, nes tau pritrūko tiesiog idėjų ir tu nesugebėjai sukurti video šį trečiadienį ir tu čia nusišneki. Bet tam, kad įrodyčiau, kad man iš tikrųjų balso stygų uždegimas, tai galiu pradėti šnekėti savo natūraliu balsu, bet to balso kaip ir ne per daugiausiai man yra likę, tai dėja, galėtumėt išvysti video su tokiu švilpuko balsu, bet tiesiog tam, kad netgi šnekėčiau su to švilpuko balsu, man tiesiog jaučiu skausmą ir turiu belę kiek daug pastangų įdėti, kad taip galėčiau šnekėti. Atleiskit, bet už tai video šį trečiadienį nesulauksit ir man apskritai yra patartina geriau visiškai kiek įmanoma mažiau šnekėti, net ir pašnipždom, nes tai taip pat vargina balso stygas. Bet aš jums 100% pažadu, kad video atsiras kitą trečiadienį. Ir jeigu mano balsas pakeis galų gale netgi iki kito trečiadienio, tai gal netgi video sulauksit ir iki kito trečiadienio. Ir dar trečiadienį video sulauksit. O čia dar matysim, viskas priklauso visiškai 100% nuo mano balso. Ir už mano balsą turbūt fone netgi garsiau girtis, kaip kaimynai daro remontą. Tai, bet ką padarysi? Turim, ką turim ir kartais balso neturim. Tai va, tiek šiam kartui tikiuosi suprantat šitą situaciją, nepykstat ir lauksite kito trečiadienio. Nesusišaldykit, nepameskit balso.